Labadiena, tai šiandien turime dar vieną svečią Indijoje, tai Dovilė, susipažinkime. Sveika. Labadiena. Taip, tai reiškia, Dovilė atvyko pas mus pasisvečiuoti į Indiją ir tiesiog susipažinti su Indija. Jau prieš pusę metų, reiškia, rugsėjo mėnesio norėjo šitoj kelioniai pabūti, bet reiškia, kad viskam ateina laikas, ne? Atsiduri ten, kur turi atsidurti, su žmonėms, su kuriais turi atsidurti. Ir iš tikrųjų, dažnai norisi pakalbinti tos tokius įdomius žmonės, tai tos, kurie, man įdomus, ne tos, kurie šiaip kažkokie žymus ir taip toliau, reiškia, o tie, kurie kažko sužavi. Tai būtent tokia pirminė intencija, kuo Dovilė sužavėjo, tai yra iš tikrųjų tas pilnumas, nes aš apie kiekvieną žmogų irgi, kaip ir jūs visi, turim kažkokį jausmą, kažkokią, patinka, nepatinka, čia tas nesvarbu, bet tokia būna ne tai, kad patinka ar nepatinka, bet tiesiog kažkoks jausmas. Ir būtent šitam, reiškia, mūsų žmonių apsijungime Dovilė yra tas žmogus, kuris man skleidžia tokią pilnatvę. Jinai visą laiką mūsų pokalbio sako, ar tu matai pilną stiklinę, ar tu matai tuščią stiklinę. Ir reiškia, kur tu eisi, ten tu matysi vis tiek pagal savo tą, kaip tu esi pratęs matyti, ar pilną, ar tuščią, ar trūkumą, ar pilnatvę. Nes kas jau kas, bet Indija yra, reiškia, būtent apie tai, kad tu čia gali matyti arba visur tik tais kažkokius neigiamus dalykus, kažkas tave ten trigerina, kaip sako, kažkokie skausmai, ar tu gali matyti kaip tik tokia perpildyta stiklinė ir tai jau yra toks mūsų tokia kaip vidinė būsena. Tai būtent užtenka, kaip aš sakau, kartais vieno tokio žmogaus, kuris yra pilnas ar kelių tokių ir tai taip, kad tarsi užpildo, atrodo visą erdvę ir tokią skleidžia pilnatvę, nes ko dauguma galbūt ieško, tai ramybės, laimės, bet tą patį mes galime apibūdinti kaip ir toks pilnumo jausmas, o to tu nesuvaidinsi, tu arba nešiojas viduj trūkumą, arba pilnatvę. Tai gal pirmiausia, reiškia, paklausim Dovilės, kaip jai Indija, bet taip pat Dovilė norėčiau patarti, jinai jau prieš atvažiuojant sakė, aš keliauju ten ir ten, buvo Mauricijui ir iš karto tokia mintis, su tavim tai problemų nebus, nes tu daug keliauji. Ir iš karto tik čia atvyko jau basom, visur gatvėm žiūriu, vaikščia, visiškai relaks ir atsipalaidavus. Tai kaip tau Indija ir kaip kelionės praturtina tą gyvenimą, ką jos duoda apskritai žmogui? Indija nuostabi. Ir Indijoje, aš nežinau, aš nieko nesitikėjau net prieš kelionę, nieko neguglinau, nežiūrėjau, kažkoks buvo vis tiek pasitikėjimo žmonėm, kažkokia ta sinergija, nors ir per ekraną, nors ir nerealiai su žmogum bendrauju, bet kadangi Simona vis tiek yra mano mokytoja, kur aš stengiuosi perprasti, mokintis astrologiją ir yra tas vis tiek ryšys toksai užsimezgęs ir stebi žmogų per ekraną, per tą Facebooką ar per kažkur kitur, bet nežinau, ar Indijoje iš vis galima kažką sufeikinti ir kai tu tiesiog pajauti, kad yra taip, tai tu jau savęs nebekvestionuoji tiesiog gyvenime. Ir kai aš pamačiau, kad buvo paskelbta būtent šitą kelionę rugsėjo mėnesį, man iškart buvo tai. Ir tiesiog paskui susiklostė aplinkybės, kad aš jau nebegalėjau, bet aš žinau, kad jeigu yra taip, tai yra taip. Jeigu kažkoks dvejojimas gyvenime yra, kur tu jau renkiesi, čia ar taip ar čia ne, ir jau ten svarstymas, protas įsijungia, tai tikriausiai, net netikriausiai, bus atsakymas ne, nes jeigu nėra tvirto to 100% taip, tai nežinau, ar ten iš vis verta kažką daryti, tada gal pabūsiu tą mintim išsiaiškinti, kodėl čia ta dvejonė vyksta. Bet su Indija buvo labai didelis taip. Ir aš šiaip irgi pagalvojau, kodėl ne rudenį, kodėl pavasarį. Ir tada man taip į galvą šovė, kad vis tiek tos kelionės, visos kelionės, keliaujamas kažkur pasaulyje, gyvenime. Ir tie sezonai išsiskiria. Ir, kadangi dar pavasaris, dar jau vasaris, noriu sakyti, vasara jau tuoj, bet dar vis tiek yra pavasaris ir tas pavasaris toksai vis tiek asocijuojasi su nauja pradžia, kur rudenį tu kažką nusimeti, tai gal man ir nebuvo kažką nusimest, kažką jau ten palikti, o kaip tik
gal ir turėjo tikriausiai būti kelionė būtent pavasarį, kad va, kažkas naujo, kažkokie nauji vėjai, kažkas naujo. Ir nuo to rudens, ar ne, nuo rugsėjo iki pavasario, aš ir pati jaučiausi, kad aš liktai vietos dariau, kad tiesiog būtų vietos, va tam naujam kažkam atsirasti, būtent kelionės metu. Nes, nu vis tiek, va, žmonės keliauja žiemą, tai žiemą ta kelionė tikriausiai būna labiau vis tiek vidinė, nes žiemą atrodo gal mažiau nukeliauji kilometrais, bet vidum taip giliai gali nukeliauti save, nes žiema, visi miega, bet mes tada mažiau judam, bet gal labiau gilinamės, ne, vis tiek toksai etapas yra. Ir atėjo pavasaris ir atėjo kelionė į Indiją. Tai va, tai ta, nežinau, tos išorinės kelionės, man atrodo vis tiek, ar per sezoną, ar pagal kažką, jos gal dažnai ir skiriasi, kodėl mes keliaujam, bet vidinė vis tiek lieka tokia, tokia pati. Ir tikslas gal toksai pat, kad tu liktai net nesisavini tų patirčių, o kaip tik labiau išjausti nori, širdžiai savo išlikti, ištikimas toksai. Bet čia, nes matai, čia tu pabrėžiai tą vidinę ir išorinę kelionę, nes aš įsivaizduoju, kad, aišku, pirmiausia, Dovilė pabrėžia sezoniškumą. Iš karto pagalvojau, nes Dovilė yra iš Anglijos ir daugumą jūs čia klausantis turbūt būsit Lietuvoje, kažkas, aišku, bus irgi Anglijoje, kažkas Amerikoje, kažkas dar. Ir daugumoje tos sezoniškumas iš tikrųjų yra pabrėžtas. Aš čia taip pagalvojau, kad Indijoje aš to sezoniškumo nejaučiu, aš kartais pajaučiu pavasaris, žiema, nebesuprantu, nes dažnai žiemos metu persikeli ten, kur karšta. Labai čia galima taip, kadangi Indija labai didelė ir tu vienu metu gali toj pačioj šaly migruoti ir visą laiką, pavyzdžiui, būti ten, kur karšta. Vasarą mes būnam kalnuose, nes Indijai daug kur 46, tai būni kalnuose. Ir tarsi pabėgi nuo tos sezoniškumo, dėl to, kaip Dovilė ir pabrėžė, mes kai kalbėjom, sako tokį labai įdomų dalyką. Visada keltis 5 ryto, visada keltis 6, žinot, tas visas praktikas, kad, taip reikėtų, bet nebūtinai mums taip išeina. Ir iš tikrųjų ten, kur yra visada saulė, nes Indijoje beveik visada saulė, tikrai yra lengva tą daryti. Bet kaip jinai ir sako, kad žiemos metu kokioje Anglijoje ar Lietuvoje atsibusti 5 ryto yra misija praktiškai neįmanoma, ne? Ne. Nes saulė kyla, nežinau, 8, tai 1,5 valandos gali gal iki saulėlydžio jau pakilti lengvai. Bet anksčiau, tai kam? Kodėl tas? Koks yra tikslas, ne? Ir kaip ir kelionės, pavyzdžiui, koks yra tikslas? Ir ar iš tikrųjų yra svarbus tikslas, ne? Ar svarbus yra destination, tikslas, kur tu ateisi, ar tas procesas. Tai tas vidinis irgi gaunasi toksai, ar svarbus yra kažką pasisavinti, kažką savo įsidėti, ar tiesiog išbūti. Čia kad kelionė į Indiją, nes tikrai pabrėžia tą, tik man užstrigo vidinę ir išorinė kelionė. Dauguma tikrai, bet čia turbūt tokie žmonės video neklausys, vis tiek visi klauso tik tai, kas jiems patinka, kaip sako, rezonuoja, dabar madinga. Bet kelionė išorinė būtų į Turkijas, kažkur kur prie baseino, kur toks labiau gali savo įvaizdį parodyti. Tikrai yra tokių, kur tau rūbų reikia prisipirkti kelionė, kažkokių prekinių ženklų, kur tu ten rodysi kažkam kaip ten kas. O Indija turbūt yra vidinė kelionė, nes kažin ar kam nors labai čia įdomios tos patirtis, nebent kas čia klausys, kurie irgi nori tą patirti, tai nesuprasi, to tavo, ką tu čia patyrei. Neįmanoma turbūt. Tai yra vidinė kelionė, tai kas lieka tavo viduje ir tavo įspūdžios. Kas yra vidinė kelionė? Kas yra vidinė kelionė, tai kiek tu atviras esi, man atrodo, savo pačiam. Ir kas yra atvirumas savo, kaip tu gali būti atviram savo. Jo, nes čia turi nuspręsti, visų pirma, man atrodo, priimti sprendimą, kad aš dabar būsiu atviras. Kam aš esu atviras, kokiam savo. Jeigu aš esu atviras atviram savo, tai tu ir būni su tuo, nes aš priėmiau sprendimą, išbūti su savim atvira. Aš priėmiau sprendimą išbūti su savim
kažkokia kitokia. Nu, jau čia mes patys formuojam, man atrodo, ir pasirenkam. Jo, nes visose dvasinėse praktikose, jeigu imsim tikras dvasinės praktikas, yra vienas daug bendrų principų, tai yra, reiškia, visų, neįžeidžiam, stengiamės neįžeisti kitų gyvų būtybių, stengiamės valgyti švarų maistą, stengiamės būti švarūs viduje. Ir tas yra labai svarbu pabrėžti, kas yra beveik nebūdinga šiuolaikiniam amžiui. Žinot, kad žmonės dabar veidmainystė, bet reiškia ne tai, kad oi, visi veidmainiai, o aš atseit ne veidmainis, o aš tai nuostabiausias pasaulyje, žinot, kaip mėgsta, jau aš tai tikrai ne. Reiškia, bendrai yra veidmainystės ir toks apšnekinėjimų ir šlykštynių amžius, nes tai yra kalijuga ir mes turim tą suprasti. Dėl to dar labiau yra svarbu grynintis vidinę švarą, tai būti atviram pačiam su savim, nemeluoti savo ir kaip Dovilė kelis kartus pabrėžia, kad Indijoje nelabai tu čia apsimesi ir pastebėjai tą iš karto, aišku, bet tu ir atvažiavai jau su tą intencija, kad tu nepasislėpsi, ne? Nepasislėpsi ir, kaip čia dabar pasakyti, tasai toksai nebesisavini gal net. Ego, ar ne, nežinau, ar mirtis, ar sumažėjimas, bet įvyksta tiesiog, nes jeigu vaikščiosi čia kažkoks povas pasipūtęs, tai labai gali gal kažkas trukdyti, erzinti, matysi dalykus, atkreipti dėmesį kažką, ko būnant ramybėje arba tam atvirumą su savim, tu tiesiog tu supranti, kad yra juodai, aš esu ir toks. Aš priimu save. Tai jeigu aš priimu save ir aš suvokiu, kad aš nesu tobulybė, esu pilnas visko, tai aš ir kituose, matydamas tą, nes per kitą vis tiek matai save, ne veidrodis gaunasi. Ir to kito žmogaus situacijos, elgesio, įvykio kažko, kad tu tiesiog būna kaip yra, nes yra kaip yra ir oi čia blogai, nebeskirstai, nebekritikuoji tiesiog, nes fokusas tavo yra buvime, ne kažką ten pasakyti, o tiesiog išbūti tą, būti kaip yra. Čia kaip visur akcentuoja tą buvimas čia ir dabar ir yra didžiausia dvasinė praktika, jeigu taip neužtumėm, ir tai yra toks grynuolis nektaras šitą žinią, bet reiškia, tai aš suprantu, kad tu leidi savo būti visokiai ir piktai ir viską, kaip stengiasi priimti arba jau daugumas dalis priėmi savyje, ne? Aš nežinau, čia darbas tikriausiai vis tiek yra su savim. Bet turi prieš tą darbą, kad išsigryninti dalykus, tu turi irgi pasirinkti, aš dabar čia dirbsiu su tavim, man kažkas yra, kas man, nežinau, ko aš nesuprantu, kas mane trigerina, ne? Trigeriai yra, kažkas išlenda vis ir paskui tu kažkam pasakei, paskui grįžai namo vakarė ir galvoji, kaip aš čia taip pasakiau, man nepatinka šita savybė. Tai arba tu ją paslieki, arba jeigu tave jinai įgalina kažkaip, tu gerai jautiesi su tą savybę, tai valio, bet jeigu tave kažkaip riboja, nepatinka, tai tu irgi renkiesi, ar tu keisies čia savyje kažką, ar tu ką čia darysi dabar, tai vis tiek yra, darbas. Bet gerai, nes taip irgi gali klausyti ir atrodo, lengva pasakyti, tai reikia padaryti. Įžeidžiau, pavyzdžiui, aš tau kažką pasakiau ir tarkim tu įsižeidai, kaip tą išgvildeni iš savęs? Kaip išgvildeni? Aš galvoju, tiesiog neprimti nieko asmeniškai. Čia, nežinau, yra tokia knyga, aš atsimenu, Tolteko išmintis 4 susitarimai. Ir ten irgi vienas iš jų yra, kad neprink nieko asmeniškai. Nes tiesiog tai nėra apie tave. Kiekvieną situaciją tu matydamas arba kažkaip įsižeidęs savo, tai o kodėl tu čia svarbus esi? Kodėl tu esi svarbiausias? Kas čia taip sugalvoja, kad tu esi svarbiausias? Susireikšminimas yra. Susireikšminimas, taip. Arba tiesiog priėmimas asmeniškai. Nes man čia padarė. Arba tu pats net nebūtinai gal kitas žmogus, tu pats apie save kaip galvoji. Pavyzdžiui, mintis. Aš galvoju, aš esu, nežinau, gražiausia ten paniutė kokia. Bet kodėl aš taip? Aš galiu ir blogai kažkaip galvoti, nebūtinai, bet,
kodėl aš čia tokia svarbi, kodėl aš esu svarbiausias. Gal nesu aš svarbiausias. Kas tas aš? Ne, čia. Nes čia tikrai ta tema, kurią palėtėm, aš manau, kad yra daugumai ta tema aktuali ir taip vis būna ar analizės padarau, ar kažką. Ir kartais yra, net sakau, aš tikrai nežinau, žinai, ką pasakyti, savivertė. Čia tokia kaip savivertė. Ir būna, žinai, kažkieno bandau paklausti, kas turėjo galbūt gyvenime daugiau tų tokių problemų apie tą savivertę, kai tu savęs nevertini, tu ten įsižeidi kažkur, ką pasakė, tave ten ištisai trigerina kažkas. Reiškia, aišku, tai čia ego, okei, bet būtent dabar mes prieinam prie to, kad tai, nesusireikšmink iš vis, aš pavyzdžiui, asmeniškai, labai mane yra sunku įžeisti, iš tikrųjų, ir visą laiką sunku gyvenime buvo įžeisti, nes kodėl, ir sako, tai kaip tu ten, tipo, neįsižeidi, žinai. Reiškia, kad aš galvoju, tas žmogus tikrai manęs nenorėjo įžeisti, čia tik mano reikalas, kad aš įsižeidžiu. Dabar pasakys, tu atrodai kaip kokia ten, tokio visai įdegus, kaip kokia morka, jau visai baigi pavirsti ten kokią indę. Pavyzdys čia. Viskas nustok, čia kaip tu atrodo, čia beleką pasakiau, bet, gerai, o ką aš ta prasme, niekaip to nepriimi, nes vis tiek kiekvieno matymas yra žmogaus. Pavyzdžiui, gali sakyti, yra žmogus, kuris visą laiką atkreipia dėmesį į mano plaukus, sako, ir vėl, žinai, tavo plaukai ten. Ir tai yra apie tą žmogų. Jisai turi kompleksą tame ir jisai kitose tą mato. Ir jeigu jisai visada žinokit, taip yra. Ta pasako, tu jam atspinduliuoji, bet tu pabūni, tu priimi jo į toj situaciją. Aišku, tikrai nėra lengva galbūt būti, kur ten ištisai žmogus kažkaip nervinasi ar kaip sako, trigerinasi, bet mes turim, esmė, tai aš nežinau, kaip tu galvoji, bet aš taip suprantu, kad aš manau, kad niekas manęs nenori žeisti. Aš sutinku ir pasako, bet ir padaro, pavyzdžiui, gali būti ir veiksmas. Ir tu sakai, mane nuskriaudė. Tai gal ne tave nuskriaudė, o gal aš leidausi būti nuskriaudžiama, nes tu gali nesileisti. Mane įskaudino, bet ar tikrai mane įskaudino, o gal perfrazuoti gali būti, pasakyti, kad aš leidausi būti skaudinama. Nes tada, kai tu pasakai, kai tu sumeti tą kaltę ant kito, tai tu tiesiog atsakomybę už savo gyvenimą perneši kitam žmogui, kad jisai yra atsakingas, kad tau taip atsitiko. Bet iš tikrųjų, ne, aš leidusi, kad mane įskaudintų, nes čia jau aš esu žmogus prisijėmęs atsakomybę už tą savo gyvenimą ir tada tu jau perfrazuoji ir tavo ir tada gal ir vyksta tasai, kad kitame tau nesvarbu jau, ar pasakys, ar padarys, ar žeis kažkaip, ar mažą, ar didelį, bet tu tiesiog suvoki, kad aš neleisiu, aš neprisileisiu, aš ne... Ir man atrodo, vis tiek yra, ar ne, energija, tu vis tiek tuos spinduliuoji ir žmonės aplink tave jaučia. Ir kodėl, pavyzdžiui, vienus labai lengva palaužti, kitus tikrai labai sunku. Ir tu ten, eik armiją atsiųstam vienam žmogui, ar ten, nežinau, eilutė stovi, visas bando tave įžeis, kaip ten, nežinau, teatro ta, kur renka aktorių. Ir nei viena negalės, įžeisti, jeigu tu tiesiog, pats esi už save. Esi tas palaikymas savo komandą didžiausia, ar ne, kur tu jau esi kaip ir, čia mes irgi kalbėjom, vakar gvildenom temą apie tėvus, apie vaikus, apie tą vidinį savo vaiką, kur tu tiesiog esi savo didžiausias čempionas, ta didžiausia palaikymo komanda savo paties. Ir tu su visa atsakomybė už savo gyvenimą, tu tiesiog prisiemi ją. Nemeti kažkam ir neįkrenti į tą vadinamą šiais laikais aukos poziciją. Kaip tik prieš merginoms atvykstant, matyti, buvo vis metę straipsnius irgi moteris, kuri kelia Indija, Tibetas ir taip toliau. Ir jinai labai daug rašė, kad šiais laikais yra, žinom, kad daug tų dvasingumo ieškančių, jau vakarų pasaulio beprotybė, tai net nekomentuosim, nes daugas yra feikas, bet lygiai tas pats ir čia gali atvykti, atvažiuoja iš visų pasaulio šalių, apsigyvena kažkur ašramuose, vienuolynuose ir ta moteris būtent pabrėžia tai, ką dabar pasakė Dovilė, atsakomybę už savo gyvenimą. Reiškia, lengva yra kažkur prisitrinti, būti kažkur ašrame, būti tarp dvasingų žmonių, bet per vidų, per tą vidinę ašį, sakykime, netobulėti, kas yra vis tik atsakomybė už savo gyvenimą. Dovilė taip labai įdomiai išreiškia tą temą, kai mes jau, kai užaugame,
ateina kažkoks laikas, kai mes jau nebesam vaikai ir mes esam atsakingi už savo gyvenimą. Gali tą apibūdinti, kad nuo tėvų atsišliejam? Kad turi būti kažkada tas priimtas sprendimas, kad aš išeinu iš tų tėvų namų, nes mes liktai išeinam, fiziškai gal ten kojam ir išeinam, išsinežinam mane ir kitą miestą, ir kitą šalį, arba net nebūtinai gal į kitą aukštą, o gal iš vis dar tėvai lieka, bet realiai galvoje tai mes nesiskiriam nuo savo tėvų, nes mes galbūt, nežinau, kažko užaugę didesnė, jau kažkaip mes vis tiek kažkaip analizuojam, ten labai čia esam gudrus dabar, ne, tos tėvus, bet mes patys galim būti savo mažam tas tėtis ar mama. Tiesiog palaikyti save, kodėl čia dabar mama arba tėtis turi kažką man daryti. Kodėl irgi, tas yra tikėjimasis, ar ne, iš kažko kito. Aš tikiuosi. Aš tikiuosi, nežinau, lietaus aš tikiuosi, kažko, tai tikėjimasis, tai čia iš vis yra, apie nieką, tu pats esi iš tėvų, tavo tėvai užaugino geriausiai, kaip jie galėjo. Tu buvai vaikas, bet tu dabar jau nebesi vaikas, bet tu gali savo tam mažam vaikui atstoti tą tėtį ir mamą ir tiesiog palaikyti save mažą, įsidėti save mažą galų gale į širdį ir ten nešotis visą laiką, nes ir būti tuo čempionu savo mažam, ar ne, kad tas mažas, nes vis tiek grįžta mintis, ar ten kažkada grįžti į tą vaikystę, nes iš vaikystės visi reikalai, visos traumas dabar taip vadinamas, bet užuot irgi metęs tą atsakomybę kažkam kitam, tu dabar jau suaugęs, tu gali priimti sprendimą, tiesiog prisimti ją ir būti tuo didesniu savo mažesniam. Jo, nes man taip gražiai, žinot, kaip būna irgi ir tų, kad ir, pavyzdžiui, susitinkam su žmonėm vienom, bet apsijungime vienoj kelioniai, kito ir visur išlenda kažkokios tai temos. Ir taip pradžioje atrodo, kad visi ieško Dievo. Klausiu, kodėl tu atvykai į šitą kelionę, kaip tau kas? Aišku, dažniausias atsakymas visada būna, aš visada gyvenime norėjau nukeliauti į Indiją, aš jau mažas žinojau, kad noriu į Indiją. Kažkas galbūt keliavo dėl to, kad pamato, nes daug kas organizuoja, bet kažkodėl nori, kad kaip ir studijuoti astrologiją ateina, kažkodėl būtent pas mane, nors kursų yra begalybė, taip ir keliauti būtent nori su tuo žmogum, nes viduj pajauti. Tai dažniausiai atsakymai visada norėjau į Indiją, arba sako, aš viduj pajaučiau, kad čia ir viskas, ir nieko nesidomėjau, ir tiesiog skridau. Tai čia jau eina pagal tą jausmą ir tai dažniausiai būna jau tą savo ašį išsigryninę žmonės, bet man Dovilė dabar, kaip kalba, tai ir yra, žinot, kaip dabar yra, tie žodžiai yra populiarūs, holistinė sveikata, holistinė pasaulėžiūra ir aišku, sunku suprasti, kas ta holistinė. Ir būtent daug kas vaikšto per psichologus ir per visus praktikos turus ir visur, kiek aš kur bebūnam, per paskutinį pusmetį galėjau priėjau išvados, kad žmonės nei kažko, nei Dievo ieško, nei tos ramybės jie ieško, jie pirmiausia ieško mamos papo, grinai mamos papo, nes kaip vakar kalbėjom, kad tą išvadą seniau buvau pagalvojęs, kad reiškia Žemė, šita planeta yra moterų planeta, moterų, mamų, įsčios ir vyrai apvaisina tas moteris, bet pavyzdžiui, jeigu esat kas nors studijavę, nežinau kiek čia yra tame, bet kiekviena planetoje, kai analizuoji ir kaip praktiškai matai, ten jau per mistinį matymą, yra tam tikras įėjimo būdas į tą planetą, kaip gimsta, pavyzdžiui, į dvasinį pasaulį, dvasinius pasaulius, kaip dabar dauguma svajoja ar ten kažką nesuprantami kalba, iš tikrųjų galima eiti tik per dvasinį mokytoją, niekaip kitaip, jokių būdų, nes jūs dabar galite prisifantazuoti, kad aš gimsiu šitoj Žemės planetoje ir man mamos nereikės. Nereikės mamos, nereikės jos pilvo, nereikės jos įsčių ir tai bus absoliuti fantazija ir šizofrenija, tu negimsi, tau reikės mamos. Į dvasinį pasaulį tomis įsčiomis, tuo perėjimu tampa dvasinis mokytojas, ten jau dar kitaip yra, tarkim, į angelų pasaulį vėlgi tu turi atitikti tam tikrą dažnį, noro reikia ir tam tikrą vibracinį dažnį, tam tikrą pasaulėjautą, kad tu ten galėtum gimti toliau.
Tai va čia yra ta moterų planeta, kodėl sakau moterų, nes vyrai ir moteris, netgi vyro kūnas, moters kūnas, mes žinom pagal Vedas, ateina vyrai užsidirbti karmos, tai reiškia, žinoma, ne, vyro sėkmė priklauso nuo moters. Kodėl? Nes moteris yra materialus įsikūnymas, moteris visada sunkiau gali pasiekti dvasinį kelią ir čia kam tai tinka, nepatinka, mes čia nieko negalim padaryti, tai yra tas tualeto principas, ne, vyras dangų veda, moteris žemina ir ta visa materija, toks grožis, pasaulio kūryba, vaikai. Ir reiškia, o vyro sąmonė mes einame virš, aišku, dabar Kaliuga, vėlgi viskas atvirkščiai, tikrai moteris daugiau domisi, bet matot, kaip sunku, kad nors bent 2 vyrai atsirastų toj kelionėje, bet ir tai aš manau, kad masiškai daug tų vyrų pritraukiam, nes jeigu jau 2 yra, o beveik visą laiką 2 būna, priklausomai nuo kiekybės, tai yra jau, ta prasme, jau čia 1000, nes jie apskritai vyrai dabar nieko nesidomi, moteris dabar nori, nes viskas apsivertė. Ir reiškia jau moterims, vat, ir tie dvasiniai mokytojai prieinami yra. Tai vat mama, tas pilvas, tos įsčios, kuris įleido ir dabar vat, taip, būtų faina, kad Dovilei taip išeitų papasakot, kaip jinai vakar pasakojo, taip gražiai man tiesiog širdis lipo lauk, bet aš suprantu, dar noriu pabrėžti tikrai, nes aš žinau visą klausytojų grupės ir apeliuojame į visas holistinės, kad aš jos klausant pajaučiau ne tik džiaugsmą, palaimą, bet išorinį, kaip tai gali atrodyti kitiems žmonėms, kurie nėra pradirbę tos tėvų temos. Ir pajaučiau tokį susierzinimą, kad gali labai stipriai erzinti, nes labai gražiai kalba. Nes kalba iš tos tokios, gerai, jums čia lengva šnekėti, o būtumėt turėję tėvus ten kokius nors narkomanus, ten kurie jūs mušė, daužė, alum girdė. Nesvarbu, tai yra apie jūs, tai būtumėt, nebūtumėt, nereiškia, kad mes čia auksų žibam ir kad mes neturėjom patirčių, tikrai ne, bet tiesiog šitas įsikūnymas lėmė, sakykime, kad tas tėvų priėjimas įvyko vis tiek per sąlytį su ta holistinė pasaulėžiūra ir su dvasinėm praktikom, kitaip tai yra, aš esu daug kartų pabrėžus, galite vaikščioti pas psichologus iki gyvenimo galo, niekada neišspręsit, nes tu aš priėmiau savo mamą, aha, kabutėse, bet tave vis tiek ta mama nervina, ne, tai viskas, jinai turi visiškai tavęs nenervinti, tai noriu pasakyti, kad jeigu jūs ten erzina, tas toks gražus, šiltas šnekėjimas, tai yra apie jūs pačius ir apie nieką daugiau, tai va, kaip Dovilė tu tą suvoki, kad kas yra mama, kas jinai apskritai yra ir kaip jinai trigerina. Tai aš gal asmeniškai per savo būtent atradimus ar ne gyvenimo, kaip aš mamą priėmiau, aš ieškojau tėčio. Tai viskas vis tiek prasidėjo gal labiau nuo tėčio, nes istorija tokia, kad tiesiog tėčio nebebuvo nuo 7 metų, mama išsiskyrė su tėčiu ir paskui dar tais laikais, ten negalėjai pasakyti, tai čia iš vis aš, labai ilga istorija ir, pavyzdžiui, tas visas pergyvenimas viduj, nes, tikrai buvo tie laikai, 97 metai, kai mokykloje, aš nežinau, kiek metų, nieks nežinojo, tiesiog mokytoja irgi kažkaip, nežinau, kažkaip buvo tabu, bet buvo ir šeimoje liktai priimta, kad, negerai sakyti, kad tėvai išsiskyrė, tai tasai toksai irgi, ir kad mama yra ir tėtis ir mama, tau įkala į galvą, bet tu kaip vaikas tai tą ir įtiki į tą. Ir paskui tau reikia visą tą atidirbti, kad mama yra mama, tėtis yra tėtis, bet tu jeigu patikėjai, nežinau, ten 10 metų, kad mama gali būti ir tėtis ir mama. Ir atsitiko, kad taip, kad aš tiesiog, kažkokios atrodo skylės yra ir tu eini ir pildaisi. Eini būreliai, darbeliai, dalykėliai, žmonės, visko atrodo tiesiog, trūksta tau. Iš to trūkumo tu pildaisi ir paskui tiesiog suvokiu, kad, aš suvokiu, kad realiai man trūko tėčio. Trūko to tėčio ir tėtis numirė, paskui aš taip jo niekada ir nebemačiau, numirė 17 metais, bet aš tėtį dabar turiu labiau, daugiau, nes, tėtis, išorinis tėtis ir viduj tėtis, tai aš nežinau, kas yra svarbiau, kur turėti. Jeigu tu turi tėtį ir mamą savo širdyje ir tu suvoki, kad nebūtų tėčio ir mamos, tu net nebūtum. Jeigu tavo gyvybė aplamai yra vertybė, jeigu tu savo gyvenimą gyvas, tai už tai, kad tu gyvas jauti vertybę ar ne, tai tau yra pati gyvybė tiesiog gyventi, tai tu suvoki tiesiog, kad tu esi pusė tėčio ir pusė mamos ir kad būtent
dėl to, kokia yra tavo mama, ar buvo, vien tik dėl to, koks yra arba buvo tavo tėtis, ir su visais tais, ne, visais pliusais, minusais, visom savybėm, būtent tik dėl to, kokie jie yra, jie susitiko kažkada. Nes jeigu tėtis būtų arba mama būtų kažkiek geresnė, kažkas tau nepatinka, kažkokią tai savybę ten, mamos, ar ne, dažniausiai mamos dukrai. Kad jeigu ta mama būtų nors kažkiek kitokia, tėvai mūsų niekada nebūtų susitikę, mūsų net nebūtų, mūsų gyvų čia nebūtų dabar. Ir vien tik dėl to, kokie jie yra, mes esam čia gyvi ir galim, gyventi. Ir tas priėmimas, aš nežinau, vyksta, aišku, čia nepaskaičius, nepaklausius čia gal, nežinau, pusę valandos kažkokį įrašą ar kažką, tiesiog turi išsigrynint gal ir tau, kas yra svarbu, pagal ką tu gyveni, ar tu esi, kas esi, nes kai tu tik tai esi, kas tu esi, iš tikrųjų, tik tada tu ir gali gyventi savo gyvenimą. Nes aš nežinau, gali gyventi kitų gyvenimus, gali gyventi visuomenės pirmiausia gyvenimą, gali sistemai gyventi iš vis ir ten galvoti, arba gali tėvų kažkokiom programom ir gyventi, bet ateina vis tiek laikas, tai nežinau, kokiam čia tam amžiui, kažkada vis tiek ateina laikas, ar ne, kai tu prisiėmęs tą atsakomybę už savo gyvenimą, tu ir išsigrydini, kas tu esi ir tiesiog eini ir gyveni tą gyvenimą. Ir tėtis su mama vis tiek yra viduje, nes kad atsirastų žmogus, ar ne, kaip ir tu sakai, turi būti mama ir tėtis. Ta prasme, gyvybė kitaip neegzistuos, niekada neegzistavo. Jo, dabar, kaip sako, gimk be mamos pilvo, bet dar Dovilė išnekant pagalvoju, turiu tokią vieną draugę ir jinai irgi apie tą mamą ir tėtį labai daug dirbo žmogus, tikrai sunkiai buvo ir jinai būtent taip ir sakė. Tu čia gali priekaištauti, ką tu nori, tu gali čia vaizduoti, ką tik nori, bet jeigu ne mama ir tėtis, ne tos mamos įsčios, tai tu tiesiog būtum vaiduoklis kažkur, skraidytum ir nuolat turėtum galvoti, ką apsėsti, kaip, nes žinot, yra astraliniai pasauliai, vaiduokliai ir jie kiek manipulacijų daro, jie kiek visokių burtų prikuria, davai aš tau pasakysiu apie tą žmogų tą ir tą, bet tu ten tratata. Davai, tokios visokios manipulacijos ir daugybė žmonių yra į tai pakliuvę, tikrai, nes tu tada, man irgi įdomu, tai ką čia to žmogus kažkokius tai, nes mato iš viršaus ir reiškia, tai tu tik tiek ir gali, tu nei kūno turi, nei tu valgyti gali, tu tik gali kažkieno kito kūną apsėsti ir tai yra baisu, nesvarbu, kad dabar mes nesuprantam, kad tai baisu, bet tai yra baisi situacija, o dabar, kaip pabrėžia Dovilė, kad susitiko šitokia mama, šitokis tėtis ir tik toks subtiliam pasauly, tik šitas kokybės dėsnis mus atitiko, kad mes galėjome įsikūnyti kaip sielos į tos mamos pilvą, apvaisinti to tėčio būtent ir nesvarbu, jisai galbūt ir žuvo, jo gal net gyvenime nematėm, gal mama buvo monstrė baisiausia, bet tai mūsų buvo, sakykime, ką esu pastebėjus, nepriėmimas. Pavyzdžiui, jeigu mes nepriėmam, gerai, aš nepriėmu tokių moterų, kurios yra palaidos, ten kokios nors eina per vyrus, ir aš esu vyras, pavyzdžiui, aš greičiausiai gimsiu tokios moters pilve, aš nepriėmu geriančių ten kažkokių žmonių. Nėra to viso pasaulio priėmimo, nes, mes čia gražiai kalbam, mes priėmam pasaulį. Nereiškia, kad mes būnam su tai žmonėmis. Sėdi žmogus ten, visas girtas, nukritęs, apsivėmus. O, kaip fainai, tai yra jam tai jisai tame, aš irgi gal buvau tame, šiandien aš tame nesu. Ar aš tame būsiu, aišku, gal aš ir rytoj tame būsiu, o kodėlgi ne. Viskas gali įvykti, bet aš vis tiek kiekvieną minutę renkuosi, ne? Taip, ir dėl to, aš galvoju, kad dėl to ta mama ir tas tėtis, ar ne, bet gal mama čia labiau ir tėtis. Turi turėti kažką tokio, kažkokią tą savybę, kuri trigerina vaiką, kuri niekam kitam nebus įdomi, niekas nekreip dėmesio, gal kaip tik cheerins ten, patiks tai, žavėsis tą savybę, bet vaikui tėvai turi turėti kažką tokio, kur jis negali pakęsti. Jisai negali priimti, jis negali suprasti, kaip čia taip įmanoma, kodėl mano mama tokia, bet tik tai tam, kad, sutrigerintų, ne, kad tada ir vyktų priėmimas besąlygiškai. Nes jeigu mama yra tobula tam vaikui,
nes, mama gali būti tobulam kitam vaikui, kitam žmogui, kažkam kitam, bet tam vaikui, jeigu mama yra tobula, tai besąlyginė meilė ten, negali egzistuoti, nes, nėra sąlygo, ne, mama tobula. Aš labai myliu mamą, mama yra tobula, bet kai mama nėra tobula, kai tėtis nėra tobulas ir tu nuo gimimo, nes vis tiek bus, arba tėtis, arba mama, jeigu yra aplinkoj, ir tas priėmimas, besąlygiškas meilės išmokimas ir gimsta būtent iš to trigerio, iš tos savybės, kuri tau labiausiai erzina ir nepatinka. Ir gal tėvai ir yra mūsų mokytojai, ne, besąlyginės meilės, besąlyginės. Nes kitaip tu neišmoktum, o čia nuo gimimo duotas tiesiog yra mokytojas ar ne, pamoka išmokti nuo pačio gimimo. Svarbiausia tikriausiai, ką tu turi išmokti šitam gyvenime. Tai būti gyvu, ar ne, iš vis, kas yra svarbiausia, tiesiog gyventi, įkvėpti ir iškvėpti. Ir čia jau, kadangi aš jau pabuvus 2 savaitės Indijoje, tai labai įstrigo viena vieta, kur susijungia Bagira ir Ganga. Alaka. Dev-Prayag. Taip, 2 upės ir Ganga išteka. Ir Tamal pasakojo, kad va čia kaip sesė, sako, ir jų meilė didelė. Ir ten būnant to vietoje tiesiog sėdi, kvėpuoji, medituoji, bet tu jauti tiesiog, kad tu, aš esu gyvas, gyvastis, gyvenu čia. Ir realiai tavo tikslas yra tik tai kvėpuoti. Nes, kad būt gyvam, nes, ką daugiau tau reikia daryti, bet ką tu įkvepi, tai tu čia irgi susigalvot gali. Ir būtent sėdint ten, tu tiesiog jauti, kad įkvepi meilę ir norisi iškvėpti tą meilę. Tiesiog čia irgi gali užsiprogramuoti, ką žmogus įkvepi, kuo tu gyveni, kuo tu kvėpuoji, ne? Nes ir valgai gal ne tik tai maistą ir įkvepi ne tik tai orą. Kažką... Bet čia yra lengviau tą įkvėpti meilę. Čia yra lengviau. Mažiau dirbti reikia, tiesiog tai yra. Taip. Nes aš tai taip pajaučiau, kad, kadangi irgi vis tiek visur tenka būti, vienoje vietoje tu tiesiog, tau nieko nereikia nei dirbti su savimi, nei daryti kažko, tu įkvėpi meilę ir iškvėpi meilę. Ir aplinkoje, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kokie malonūs jums žmonės, tu tiesiog būni ir tau gera, o kitur tu jau turi dirbti su savimi. Nes ne tai, kad tavęs gal ir netrigerina, bet jeigu aplinkoje yra daug žmonių, kurie apskritai trigerinasi, tai faktas, kad jie priduos tavo tų bangų ir tau jau reikės dirbti su savim. O jeigu tu būni malonioje aplinkoje, kaip sako ten, jei Gangos sankirtai, tai jai nereikia tau dirbti su savim. Tu tiesiog... Nebereikia. Ką? Reikia. Reikia dirbti su savim, kad neįkristum į tą upę, ten sėdėdama ant šlaito. Neprarastum nuovokos. Jo, bet... Nežinau, man atrodo vis tiek tu, jeigu yra kažkas, nes gali būti ir, kokią savybę vienam žmogui tikt, kitam iš vis netikt, bet viena savybė vienam žmogui, gali kažkaip pasitarnauti, ne? Net įgalinti tą žmogų, bet ta savybė gal, nebus man tokia priimtina, bet tiesiog, suprasti, kas tave limituoja, kokią apribojimai yra, ar ten mintis, o kas įgalina. Dar pagalvojom mes vakar, kai tą temą diskutavom, aš taip kažkaip norėjau, kad tą temą būtent apie mamą perduotų, dėl to, kad tai yra masinė žmonių problema ir sakau, čia kad taip iš psichologinės pusės tai nėra prasmės neišnekėti, nes aš kai dažnai visur, kur būnam, irgi mes darom tą regresiją į mamos įsčias ir aš pati nežinau, kodėl aš tą darau. Manęs kažkada paklausė, sako, kodėl tu tą iš vis darai, kokia prasmė, sako, čia iš vis grįžti į tą mamos pilvą, jeigu tie tėvai buvo blogi ir tu nieko negali pakeisti, vis tiek jie tokie buvo, jie tavęs nekentė, net nenorėjo, kad tu gimtum, kam tu čia iš vis atėjai, tu sutrukdėjai jų laimę, dabar jie turės tavo vystyklus keisti ir, pavyzdžiui, visai taip būna. Ir jauti, tu būni pilve ir tu jauti, niekas tavęs nelaukia, čia ateinant, ta prasme, niekas, būna, visokių patirčių buvo. Ir aš sakau, pirmiausia, aš nežinau, kodėl aš tą darau, nes aš tiesiog taip šaukia daryti tą praktiką ir tada iš karto. O gal dėl to tą darau, kad aš suprasčiau, kad aš nebenoriu čia gimti. Aš nebenoriu čia gimti.
Bet čia tik mano asmeninis suvokimas, nes visiems skirtingai. Aš noriu kažkur kitur gimti, kitokiam pasauliu, kitas iščias atverti, bet man labai taip vadovėlė, ką aš šnekėjau, kad jinai kelis kartus pabrėžia, manyje telpa mano tas vaikas, nes žinot, vidinis vaikas, vidinė moteris, vidinė boba ir ten galėtų išvažiuoti tiesiai beprotnami su jom kovodamas. Nes vidinė moteris, boba, sakykime, pavadinu specialiai šaržas, nes jinai isterikė, jai viskas netinka, jinai nori jau kito vyro, jinai visko nori, tai isterikė. Tai vaikas, jisai vaikų, tėvų neišmylėtas, jisai kažkur paliktas su žaislu, visai čia tokie, bet dabar paima ir atsitinka kas? Holistinės ir dvasinios ir išsiskleidimo ir pilnatvės praktikos pasekoj, kad jisai tas vidinis vaikas, tai tu tas kažkada praeity, nes tu jau tas nebesi ir niekada nebebūsi, jis atsiranda čia tavy. Tada kita moteris sako, bet tai tėtis, esu girdėjus, kad praktika, kad tėtis turi būti kažkur va priekyje ar gale. Vėlgi, ne, kodėl jis turi būti ten? Jis yra tavy, tas tėtis, tas vidinis tėtis ir vidinė mama yra pagal mūsų praeitus gyvenimus. Mes gaunam tėtį ir mamą, kokie mes buvom tėčiai ir mamos, mes gaunam vyrą, kokie mes buvom vyrai, mes gaunam vaikus, kokie mes buvom vaikai. Ir tai viskas yra čia, vat būtent čia visam šitam pilnume, ne? Taip, ir gal pavyzdžiui ir tas gyvenimas, ne mūsų pats, kelionė, kaip mes, pavyzdžiui, kelionė, čia va irgi grįžtant prie, kuo mes pradėjom šitą pokalbį, ne, išorinę kelionę, vidinę kelionę, tai mes išorinę kelionę mes vis tiek matuojam kilometrais, myliom, bet kuo mes galim pamatuoti tą vidinę mūsų kelionę. Ir yra toks posakis, angliškai, I've been 1,000 different women. Vadinasi, aš buvau 1000 skirtingų moterų. Jeigu aš moteris, jeigu aš vyras, aš buvau 1000 skirtingų vyrų. Ir gal mes ir galim tom versijom visom, kur mes atrodo nusimetam, pavyzdžiui, rudenį, irgi prie tų sezonų sugrįžtant, mes nusimetam kažkokias versijas, nes aš jau tuo buvau. Aš buvau, bet dabar, kas aš esu mano 1001 versija, gal 1002 versija, bet va toksai, nes vis tiek mes kažkaip pratę kažkuo matuoti, bet su visa pagarba tai savo versijai, su visa atvira širdim, su tuo atvirumu, atviram savo, mes tiesiog padėkojam ir tada nebe taip gal bijom pažvelgti į tą veidrodį ar veidrodžius aplinkui save ir kurti naujas tas savo versijas. Ir ta kelionė taip ir tęsiasi, ir tos mūsų versijos. Jo, nes reiškia, taip klausant gali atrodyti, o tai merginos, o tai ką jūs čia beveiksit, jeigu jūs tokius pilnus čia toj visatai ir tipo jau nebebus ką veikti, nebebus ką pasigrūzinti, neaišku, mes iššūkių visada turim visokių ir aš ką ir pasakiau. Čia galbūt ne kiekvienam suprasti, bet čia ne dėl to, kad kažkas tai žeminti ar kažką, nes mes vis tiek visi pasirenkam kryptį. Reiškia, jeigu aš su ta pilnatvė toliau eisiu, aš toliau ką darau? Renkuosi jau, kur aš toliau eisiu, tai būtent kur aš toliau gimsiu. Ir žmogaus intelektas, vėlgi grįžtant prie to, jisai neapsiribo. Aš esu čia ir dabar, bet nuo to nedingsta ateitis, nuo to nedingo nei praeitis, ką mes patyrėm, buvom 1000 moterų, dabar 1001, milijardinė moteris. O kas toliau, o kur mes toliau eisim? Ir iš tikrųjų intelektas žmogui duodas, kad jisai planuoja toliau. Jisai planuoja ir jisai kažką daro, nes čia tai, ką kalbam, nėra kažkas, kas yra aukščiausias žinojimas, tai yra tik šitoj planetoj, ką mes turim padaryti. Priimti mamą. Ir vakar priėjom išvados, jeigu mamos ir tėčio nepriimi, nėra beveik šansų priimti nei šito. Mes čia aplinkui matom dabar kokius 5 žmonės, nėra šansų, tai yra neįmanoma, nes jeigu tu to pirminio prado nepriimi, o vėliau vaikai, vėliau jau mes gimėm pas kažkokius tai tėvus, o kas vėliau vyksta? Vaikai gimsta. Ne visiems gimsta, bet tada, jei kam negimsta, tai matom per atspindžius, bet kam gimsta tolimesnė karma mūsų kažkokia, tai jau vaikai pasidaro ir vaikų nepriimsi, kol tėvų nepriimsi, ne? Nes savęs nepriimi, tai save, tai vis tiek save tikriausiai turi priimti, kad kitą priimti. Ir su kuo, pavyzdžiui, vis tiek tuos praeitis, ar ne, liko tos versijos kažkokios, aš esu kažkokia, o ką tu nešiesi su savimi į priekį, į tą gyvenimą, ar tu, ką tau tas nepriėmimas dabar duoda,
ką tu nori neštis va, į tą kuprinę įsidėjęs, ar ne, savo vidinės kelionės, ką va, tu ten nori susidėti labiausiai, iš tikrųjų, ne, va, klausimas, ką nori pasimti su savim į kelionę. Ar tu nori tą nepriėmimą pasimti, gal tu nori pasimti ramybę. Vidinė pilnatvė, ramybė, vidinė pilnatvė, tai ir yra ramybė, ne? Taip, ir tu pasiemi ją, susigrūdi tą kuprinę ir eini. Jo, nes kažkur irgi, sakau, buvo taip, sako, viskas noriu važiuoti į Indiją, viskas noriu važiuoti į Machu Picchu, viskas, dabar tai į Afriką išlėkiu. Žinot, kad čia toks, pabėgsiu atseit nuo savęs, nuo visko, kažkokia prasme jo, pabėgsim, nes negalim nieko paneigti, viskas yra tiesa, pabėgsim, nes bus kitas pasaulis, galbūt toks nuoširdus pasaulis, tiek daugiau dvasinės energijos, juk ir kelionėse mes vis tiek jaučiamės laimingesni, bet kažkokia prasme tai visiškai nepabėgsi, nes tu vis tiek sutiksi visus tos savo atspindžius ir savo, kaip sako, geriausiai kelionę leistis tada, kai tu jau tą pilnumą savy pastebėjai, nes tada pamatysi plačiau daugiau, ne? Pilnumo to erdvėjai, kaip... Taip, bet pirmoji kelionė, ne, arba gal, pavyzdžiui, tau tam buvo labai ilgas delay, metai, 10 metų, o gal 20, o gal 50, tu, tiesiog neatskrido tavo lėktuvas ten ir tu lauki, 50 metų lauki savo lėktuvo, kada tu pasiryši arba kada jis save ten atskris, nežinau, pastatys tą naują modelį kažkokią, nes tau reiks su juos skristi. Tai tu ruošiesi tam kažkam, bet apsižvalgai aplinkui ir atskrenda tas tavo lėktuvas, nežinau, kukurūznikas kažkoks, o visų kitų lėktuvai, ar ne, yra ten naujausi modeliai. Tai tavo kelionė yra tavo vis tiek kelionė. Kokia jinai yra, turi būti pagarba jai ir suvokimas, kad jinai yra viena unikali. Tokia, koks tu esi, gimei tiesiog unikalus ir kokią kelią tu be pasirinksi. Kiti visi žmonės yra kaip pievoj, nežinau, kaip aš ir sakiau, gėlytės auga, ne, pievoj. Vienas išaugo, nežinau, pieną, tu išaugai rožę su spygliais badais gal, o kitas išvis ten piktžolė, ką tik prasikalė. O vienas jau išsibujojo ten visais žiedais gražiausiais ir dalinasi tais savo kvapais ir spalvom su visais, o tu dar tik išskristi, dar tik tai išlysi iš po žemės. Tai tiesiog tas nelyginimas gal, savęs su kitais, tiesiog priėmimas ar ne savęs, visų tų kelionių skirtingų, kad tu esi tikriausiai ten, kur tu turi būti. Dabar yra vis tiek geriausias laikas keliauti, daryti, nes, rytojaus nėra, nerimtasis kažkas. Čia tas O vakarykštė tavo versija, tai jau tu nesijauto. Tu šiandien tik tai turi, nežinau, sugalvoti ir tiesiog daryti, ne? Kiek daug pasaulių telpa žmoguje, nes jeigu pasidomėsi tom visom ligom, žinom, kad šizofrenija, ten visokios tos etiketės, pavyzdžiui, tu laikai save 2 žmonėmis ir tai jau yra šizofrenija. Aišku, tas žmogus, jisai kadangi, sakykim, vis tiek nemoka galbūt adekvačiai elgtis ir kad jo neprilaikytų to psichiniu, bet jau vien laikyti save 2 žmonėm, tarsi šitoje visuomenėje yra skaitoma nenormalu. Mes dabar prakalbam apie tai, kad mes galim būti 1000 savęs versijų. Aš mama, aš vidinis vaikas, aš ten visokia kokia tik nori ir man taip stipriai tą temą išmušė. Ir aš galvoju, ir viskuo, ir pavyzdžiui, jeigu tu netgi esi tas, nežinau, bijūnų krūmas, labiausiai, gražiausiai, vešliausias, ten yra, man atrodo, ir ten ir gimsta tas nuolankumas, ne, visiems kitiem išaugusiem daigeliam, nes tu būdamas tarsi aukščiau už visus, tu savęs neaukštini. Tu būdamas moteris, aš čia dabar galiu palyginti, pavyzdžiui, moteris, ar ne, kaip kūrinys, vis tiek jinai yra subtilesnė už vyrą, bet jinai tai žinodama, jinai neaukština savęs prieš vyrą. Nes tas nuolankumas, ar ne, nėra nežinau, iš knygelės ar iš mintelės. Nuolankumas vis tiek gimsta iš meilės, kad aš esu liktai, gal aš ir suvokiu, kad aš esu
aukščiau, daugiau atradęs, pakeliavęs, daugiau mano versijų buvo ar ne. Bet aš suvokdamas tai kito, aš nestatau žemiau savęs, nes aš tiesiog suvokiu, nežeminu kito, pagarbą turiu, meilę turiu ir va tą iškvėpimą ar ne meilės, nes gali irgi pasirinkti, nežinau, ten koliotis ar ne, ar ten sakyti, aš aukščiau, bet išaukštinimas savęs, tai čia jau veda tik tai prie ego ir tos, visos kovos vidinės, ne, kur širdis, kai kovoja su ego, tai, nežinau, turi pasirinkti tiesiog, man atrodo, pats kvėpuoti širdim labiau ir iškvėpti tą meilę. Nes šiandien mes galbūt daug pakeliavę, daug matę, o rytoj mes gali gyvenimas priversti mus į kažkokią askezę, uždaryti kalėjimą, uždaryti į namą, bet kaip korona buvo, uždarė visus ir tu gali, kažkas aišku keliavo, bet vis tiek daug apribojimų, tai aišku tos kelionės tikrai praturtina sielą, bet kai tu ilgą laiką nebekeliauji, yra labai sunku kažkur išsigrūsti iš tos komforto zonos, dėl to tai visą laiką gyvenime tokia pusiausvyrą palaikyti, reiškia kažkiek aš būnu sėslus, būnu namuose, ten kažkokias pareigas, kažkiek aš keliauju, kai yra ta pusiausvyra, tada nėra to, kaip sako, nenumest tavęs su rogėm nuo kalno, kad keliauk kažkur, nes nuolat tą. Jo, ir jeigu kažkur pamatai ir tau yra tas pirmas vidinis, ar ne, širdies taip, tai tu eik ir nesvarbu, ar tu ten keliauji, nežinau, per dieną 2 keliones ar per metus, o kitas kažkaip kitaip, bet jeigu vidus šaukia taip, tai taip yra taip. Jeigu jau yra dvejonė arba ten, kiti kažkaip daro, tai nėra taip. Ne dabar kažkam kitkam laikas, ne, per kūną, bet mes ir sakėm, kad tą tokį per savo kūną išjaus, nes 1000 žmonių ta pati kelionė netiks tikrai, dėl to tu gali išjaus tik per savo kūną, ne? Ir gal pavyzdžiui, tai nežinau, aš pamačiau, ar ne, paskelbtą kelionę į Indiją, kažkas nepamatė, bet kažkas gal ir nepamatė ilgą laiką ir dabar galvoju, aš nematau, kur čia man važiuoti, kokią čia šalį pasirinkti, ką čia man daryti, bet ateis, nežinau, ar čia ateis laikas, ar ne, nusiraminti, ta ramybė, jeigu tu nešiojas tą ramybę su savim, ar ne, tai tu esi tikras tiesiog, kad viskas yra taip, kaip turi būti, tu nebekvestionuoji, nes tu turi ramybę su savim, ne, ar ant tos kuprinės susidėjęs kažkur, bet jeigu tu nešiojas ramybę su savim, tu nebeklausinėjai, kodėl kiti čia, kodėl kitam pasisekė, o man čia ne, kad čia mane pakvies, kur aš čia pamatysiu, aš ten važiavau, man ten negerai, vis tiek, turi pasiimt ramybę su savim, kad leisi kelionę. Bet tai yra pagrindinis tavo bagažas, ne, visą kitą. Tai nepradings šitas daiktas nei kažkur ten. Niekas negali to paimti, ne? Ne. Jo, tai. Dar turi kažką gal pasirašius ar kažką, ką norėjai pakalbėti? Ar taip jaučias, kad pilnai perdavėm tai, ką galbūt kažkam reikėjo išgirsti, ne? Taip, aš, vis tiek, kelionė. Mes vis tiek čia jau išskyrėm, ar ne, tą fizinę ir vidinę, išorinę ir vidinę kelionės, tai ir kad ir kuo matuojamės, ar ne, išorinę kelionę, vidinę kelionę. Ir nežinau, kas daugiau džiaugsmo neša kam. Gal mūsų visų kelionės vis tiek skiriasi. Tiek išorinės, tiek vidinės, bet priimti save su pagarba, ar ne, nešiotis mamą su tėčiu viduj, širdį ir tą mažą save ir leistis tiesiog į tą gyvenimo kelionę su tuo atvirumu, su ta ramybe. Čia net gali kažkas norą susigalvoti, noriu ne tai, kad pabėgti ir kažkur išvažiuoti, kur būtų šilta, kur galėčiau ten kažką, nedirbti ten, bet noriu patirti
džiaugsminga vidinė kelionė. Gali toks noras išsipildyti? Gali. Ir aš manau, kad va, ir vasara artėja ten, ne, dabar va, sezonas bus vasara. Tai apie ką vasara, va. Viskas augs, žydės, valgys, galėsi ragauti, viską pildytis, taip. Tiesiog labai daug pojūčių, tai išnaudoti ir tą vasarą pačią, ne, kaip sezoną tom kelionėm, tiesiog imti viską, skinti viską. Juk, aš sakau, vasarą ten būna dar ir astrologijos mokymai tęsis, dar šiandien rašiau, sakau, vasarą tikrai merginos neateis į dūmus, nes norės, tai prašau, pilvą deginti ar ten vaisius valgyti ir tą sezoną, aišku, reikia tam išnaudoti, o kažkur kitą, kur miega kaip meška, ten pamiegosiu, tai kažkokiem kitokiem dalykam ir aišku, tas pajautimas, vėlgi dabar labai, aišku, daug apie tai kalbama, apie tą pajautimas be žinių, be teisingo gyvenimo ritmo, jis irgi kažkokia prasme neturi prasmės, bet aš manau, kad tie, kurie neturi tos vidinės ašies ar žinių, tai gal taip aš suprantu, kad nepatiria to tokio vidinio jau, tiesiog reikia kažką pamatai, tu nežinai, blaškaisi, ko tau reikia. Ir būtent šie metai, iš tikrųjų, kadangi ir tos planetos žuvyse, visiškai, taip ir pildosi, kad, sakau, tu vieną kartą sustok ir labai daug žmonių dabar sustoja, baigėsi bėgimas, lėkimas, darboholizmas, noras būti princesė, karalienė, ten namų tobula tvarkytoja, vėlgi tobula mama. Kokia tu galėtų būti? Aš, pavyzdžiui, net nenorėjau niekada būti tobula mama, nes tai neįmanoma. Bet vis tiek ir tas, noriu būti tobula mama, bet aš noriu būti tobula mama ateityje. Visi norai yra kažkur ateityje fokusuojami. Tu jau esi tobula mama. Jo, tu jau, ir tavo tas būti kažkur kažkada, ką tu nori dabar ir, pavyzdžiui, ir apie vasarą atsižvelgiant, ar ne, tai vasara, man atrodo, ir yra tas sezonas, kai tu esi čia ir dabar. Nes dabar saulė šviečia, dabar eina jūra, dabar skiri rezultatas. Taip, ir tu išjauti labiau, nes, nelauki ten kažko, labai tiesiog daug progų, man atrodo, ir atsiras. Vasarą tiesiog išjausti tą momentą, ar ne, čia ir dabar. Vasarą skinam rezultatus, žiemą numetam lapus, reiškia, kažko, ko nereikia. Tai yra rudenį. Žiemą brandinam, ko mes norėtumėm ir gilinamės į save, gal daugiau miega mane, kaip meška žiemos miego, pavasarį sužįsta sodai ir jau atsiveri naujovėms pavasarį. Nauja pradžia. Jo, tai ką, linkim visiems džiaugsmingo akimirkų, kažkaip jaučiasi, kad kažkas klausys ne vieną kartą. Nežinau, taip, nes jūs tikrai, aš klausiau Dovilės ir galvoju, kiek daug žmogus gali pasimti ir prisipildyti arba nepasimti vien žiūrėdamas ir pajausdamas tokį, džiaugiuosi, kaip jinai kalba. Ir vien iš to, kad tau tas žmogus patinka kaip kalba, tu jau gali išgyti. Mes gyjam ir per kalbą, per žodį, kaip sako, kunigus gydo žodžiu, nežinau, kunigas, tai per žodį, tai reiškia, jeigu jūs klauso to žmogaus, kuris jau arba išgijo, arba jau netoli gyjimo, jūs jau gyjat vien klausydami jo balso. Tai kam patiko, reiškia, klausykit kelis kartus ir tokį gyjimo kaip procesą su ta mama galima iš šito pasimti. Ir jeigu kas nors norėtumėt kažkokių dar klausimų ar kokią temą, kas būtinai pakomentuokit, ką norėtumėt Dovilės paklausti arba ką iš video kokią temą, o gal ir dar vieną įrašysim, ne? Taip, nebejuokit keliauti. Taip, gerai, sėkmės, ačiū labai tau.